Labas, šiandien piešime gėlių puokštę. Tai pirmiausia reiks juodos. Ir su juodomis nupiešime vat tokį trikampį, tik kitą pusę. Tai vat toks trikampis, viena linija, tokia šuonta. Po to kita tokia normali linija. Ir po to galva čionai. Po to reiks nupiešti vat tokią gėlytę. Bet vieną dalyką pridėsime. Raš visas gėlytes vat tokias linijas. Man labai patinka šiurdukas. Jūs va čia nupieškite kažkokį daiktą. Dabar reiks va čia nupiešti kitokią biškį gėlytę, kur atrodo lapelį. Ir lapelius tokius pat. Tuomet reiks nupiešti galbūt va tokią gėlytę. Aš tokia piešiau, man mama leido su savo dažais tokia pripiešiau aš. Tik ten lapeliai linijos, jie žalija. Va tokia lapelė jie buvo, bet dabar nupiešime jau čia gerai. Tuomet dabar mes galime padaryti drugelio formos gėlytę. Bus netikroviška jinai, bet jinai bus vat tokia. Kaip pirmas video buvo su drugelis, kur Viltė piešė drugelį. Ir dabar reikia nupiešti gėlytę gal. Paprasta kaip ir iš pradžių. Tik rutuliukas, va čia toks. Gerai, ir dabar reiks nupiešti žvaigždžių žydutę gėlytę. Galime taip, va taip. Man patinka. Gerai, ir dabar nupiešime va tokią gėlytę, kai buvo antra. Gerai, dabar mes padekoruosime aplinkui. Tuomet žolytę pirmiausia reikia per dekoracijas. Bet iš tikrųjų jinai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tai dabar nupiešime šalia puokštės pilį. Ir didžiulės duris bus ėjimas. Ir va kaip mėtakytas. Dabar va langelis va tokius. Ir va tokį pliusuką per vidurį. Ir taip va šitą langelį. Jeigu atkartavote taškų, kad čia nereikėjo atkartot. Gerai. Ir dabar mes galime, kaip man padarė, kad prilaikytų nupiešti nuo 3 metų piešinukas, bet dar nuspalvinti po to reikės pliusas ir trejetas. Tik ne tos pusės. Pliusas ir trejetas ne toje vietoje. Ir čia tiesiog gali būti tokia širdutė. Gerai. Dabar reikia nupiešti saugalę, kaip jinai šypsosi ir va tokias linijas. Tuomet mes galime kaip prie mano paskutinio video pridėti vienaragį. Va tokie. Ir iš kitos pusės tokius pačius. Dabar va tokias linijas. Viena pusė čia linija, kita čia linija. Bet atsimenat, per kitą video ten reikėjo va tokių čia pridėti net. Gerai. Tai dabar mes taip pat su šitomis kanopomis. Ir va taip galime dabar. Ir po to vėl linija. Po to toks ir vėl tokia pati linija. Po to va tokia žvaigždutė mažylinė nepanašiai. Ir toksai. Ir vienaragio padalga. Langelė. To ragas. Laukai. Gerai, dabar metas spalvinti.
tikėtina šito. Tai mes pirmą nuspalvinsime va šitą vietą. Ir jinai bus violetinė, ne gal geriau violetinė ir va šitą. Žiūrėkite, mes dabar padarysime. Atidarysime vieną pusę, nes tuo tiksliau, plona. Ir po to tas pats su violetinė, jo čia plona. Ir dabar mes su dviejomis spalvomis va taip pasistengiame atsargiai, kol man net nepavyks. Ir piešime. Hop, 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 hop. Ir dabar biškį žemiau, tai galime dabar jau kitaip. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ir gerai. Jeigu kažkas čia išėjo netyčia, nereikėjo. Ir susičiaudėjimas, atsakymą, bet taip gali. Dar kitame video šitas nelabai toks geras, bet šitas piešinys, ką jau šitą reiktų. Aš kalbu su kitais vaikais. Ir dar sumaišiau jūs abu. Ir dar tas pusės jūs organizuoti. Čia biškai pailgina video. Ir kokia čia yra? Čia yra mėlyna, čia violetinė. Va. Šitą pusę. Gerai, vienas jau problema labai bloga pataisyta. Ir tavo tas pats. Gerai, dabar mes spalvinsime viską likusio rausų paštukais. Ir gerai, dabar mums reiks paštuko raudono. Kaip čia galėtų veikia? Tai va šitą gėlytę čia dabar. Gerai, gal geriau pradėsime nuo visų gėlyčių lapų. Juos reikia nuspalvinti. Viena gėlytė, kaip Viltės piešiniai gelis, jinai be lapų ir viena kita be lapų. Gal geriau biškį dar pataisysiu pas lapus, nes visiems reikia gėlių lapų. Taigi nebūna gėlių be lapų. Pamiršau daug gėlių nupiešti lapų, nes labai skubu, kad galima būtų įkelti video nepagreitinus. Tada tu flomasterį. Dabar tu užsidaryk. Palikti tas video tik šis toks. Tai kaip matome, piešinys puikus, bet negalvoju, kad mes aš neteisingai pasakau, tiesiog palaukim. Piešim, mums reiks pagreitinti, nes dar tiek daug spalvinti ir 11 minučių praėjo. Dabar mums reikės, tikiuosi, kad jau viskas su problemomis į šitą video, jeigu nebereikia jų nusiųsti. Gal mano tėtis to neįkelia motociklo. Nes mano tėtis pamiršta daug ką. Nesame piešę vienarėgą. Aš tik sakykės, vat su šitu kranu filmavo. O šita dalis filmuoja, su kuria aš dabar žaidžiu su pieštuku. Gerai. Aš tiesiog viską užmakalizinčiau. Ir dabar reikia ruošinės. Gerai. Ruošiniai nuspalvinsime šitą šardutę. Šitą gėlytę. Šitą žvaigždutę. Visas gėlytės galime. Kad būtų greičiau. Jeigu va taip galime. Bet kol mano tėtis neįkeliavo, matote, čia iš mano filmasterių pagamino per kalėdas. Ir aš tamsą ir švečiau kambarį spalvinau, kai buvo Viltės piešininis džiugelis. Šitą, aišku, reikia būtinai ruošti. Mano mėgstamiausias paruošinė
Jinai rožinė, dėl to, kad spėčiau nenaudoti ant šito piečinio 20 minučių, jeigu jau praėjo tos 20 minučių, aš net nežinau, bet man reikia pažiūrėti laikrodį. Ai, praėjo tik 14 minučių, tai puiku. Tai dabar reikia visą šitą spalvinsime mėlynai. Nes jeigu čia kažkokie vertiniukai žiūri, mėlyna čia kaip mes piešime, vėl sulūžo, bet paimsime truškutuką, jeigu jūsų mėlynai tas pat ir nudrošime. Dabar reiks biškį palaukti. Ir prišiukšlinsime, bet gerai, kad mano fonas tai lagamine yra verta šiukšlinti. Gerai, jau tik tos. Turime su mėlyna ir su oranžine. Galbūt čia jau bažnytiškas. Išmūti spalva. Supamate, špelenes dūmo, kaip palytė, ir va taip pat. Dabar vėl nuspalvinsime pilkai. Mes galime biškutį paruošti, gal šitą tiesiog aš jau greičiau nesidrožiu. Tai jau manos. Tai ją reikia biškį paruošti, ir jinai bus didesnė. Va, dabar bus lengviau. Kur vienaragis nupiešta, aš jums paaiškinsiu viską. Tai jisai čia atvyko prie gėlių puokštės skulptūros paieškoti savo spalvų, nes jos pradingusios ir nupiešime čia 3 taškelius. Bet vienaragis jų per sekundę nesuradė. Jau 18 minučių praėjo ir nespėsiu ištart, bet 5 sekundės. Savaitę gal ir 3 taškelius. Ir dabar 1 taškelis. 2 taškeliai. Ir paskutinis rožinė. Ai, rožinė jau buvo. Mano galva gal nusisuko, kaip sakė. Ir žalia. Tikiuosi, kad kelti 20 minučių.